Labą dieną, mėly ir mielos mamos be dramos, žiūrėtojai, klausytojai, palaikytojai. Visada labai džiaugiuosi, kad jūs esate, nes man pačiai nepaprastai malonu ir patinka pasikviesti žmonės, dažniausiai Lietuvos moteris, kurios, ar keičia gyvenimą, ar kuria ir tuo pačiu skleidžiasi motinystėje. Tai šiandien pas mus svečiuose yra Jurga Gusarovienė. Labą dieną. Labą dieną. Prisistatykite. Tai kaip ir pristatėte, esu Jurga Gusarovienė, juvelyrė, buvusi žurnalistė, baigusi žurnalistiką Vilniaus universitete, buvau laidų prodiuserė labai ilgai, apie 20 metų mano truko karjera televizinė. Per tą laiką turėjau kažkaip laiko, šiandien sunkiai įsivaizduoju kaip, bet pagimdyti 3 sūnus. Jų labai yra skirtingas amžius šiandien, 27, 17 ir 14. Tai va, esu partnerė gyvenimo savo vyrui, nors šią vasarą po 19 metų bendro gyvenimo nusprendėm susituokti. O prašau? Taip. Tai va, turiu savo verslą, turiu savo darbuotojus, įmonę, tai esu ir verslininkė, ir administratorė. Labai džiaugiuosi, kad turiu gerą buhalterę, bent jau to nereikia daryti, finansininkę. Tai va, esu kūrėja taip pat, ir žodžiu, ir mama, ir draugė, daug iš tikrųjų apjungiu vaidmenų savy. Tai žinot, nuo ko noriu pradėti? Nuo jūsų prisistatymo, vieno žodžio. Ar ne, nes jūs pasakėte verslininkė. Taip. Ir Lietuvoje mes vis dar turime, kai yra daroma žmonių apklausos, tai vis dar išlenda, kad va čia verslininkė ar verslininkas, ar ne, ir Lietuvoje yra tokio nemažai neigiamo, kad, jeigu jau verslininkas, tai jau sukčius, ar kažkas apgaudinėja žmonės ir taip toliau. Skriaudžia darbuotojus. O jūs va taip drąsiai prisistatote verslininkę. Tai aš norėčiau apie tai pakalbėti, nes aš, pavyzdžiui, irgi labai didžiuojuosi tuo, kad mes sėkmingai ir pelningai veikianti organizacija esame. Taip, aš irgi didžiuojuosi, kad aš moku mokesčius, kad aš tikrai prisidedu prie valstybės gerovės, kad aš kažkur ten kažko nenusukinėju, ne kažko tai kombinuoju, o dirbu tik tai oficialiai. Tai yra tikrai, ir jūs žinote, turbūt labai sudėtinga, kiekvieną mėnesį tau turi tiesiog suktis galva smegenis, kaip išlaviruoti, kaip sumokėti tuos pačius mokesčius ir išgyventi ir turėti tų pinigų ir jais nesitaškyti, neišleisti. Aš kaip visada juokauju, aš nevažinėju ten kažkokiam ten naujausiam labai prabangiom mašinom, aš ten nežinau. Tiesiog tu visą laiką galvoji, tu visą laiką taupai, dar ypač mano sritis juvelyrika, ir dabar net sutinku ten pažįstamų tokių senai matytų, tu tai jau tik nepasako, kad ten pinigų neturi. Juvelyrika, auksas ir brangakmeniai ir visa kita, ir nesvarbu, kad aš nenuėjau, kaip aš sakau, ir neišsikasiau to auksą ir deimantų. Tai va, tai yra tikrai labai didelė atsakomybė, tai yra įtampa ir tikrai, tarkim, aš galiu pasakyti, susiduriu tikrai su tais visais dalykais, apie ką kalba, ir tarkim, mano klientai atėję, kad tai yra ir labai daug nerimo. Tai yra sutrikęs miegas, tai yra įtampa, tai yra, žodžiu, ta visa puokštė tu gauni su šituo vaidmeniu, su šita veikla, kurie yra ne visada tokie sėkmingi, bet iš kitos pusės aš turiu labai daug laisvės ir aš ją labai vertinu. Vis dėlto aš galiu priimti sprendimus vienus ar kitus ir aišku, vėlgi tai yra atsakomybė. Labai didelė savo, tikrai niekam jos neužkrausi, tai va, bet man tai patinka, aš einu į darbą su džiaugsmu. Jūs džiaugiatės, ar ne? Aš džiaugiuosi, tikrai, tai yra tikrai visokių situacijų yra ir aš dirbu su klientais privačiais ir tikrai kalba eina apie brangų produktą, bet man tai patinka, man tas adrenalinas mane jisai veža. Tai nesigailite, kad pakeitėte gyvenimo kelią?
Aš ir ten irgi turėjau savo įmonę, nesigailiu, tik tai kai keičiau, tai įsivaizdavau, kad čia bus daug ramiau, dar labiau galėsiu valdyti visą savo laiką, visą savo gyvenimo būdą, tai kas čia apie šeimą kalbu. Bet kažkaip tai pas mane toks yra, kad viskas labai greitai kažkaip tai auga pas mane, tai plečiasi ir žiūriu, aš jau vėl. Taip smagu matyti, labai sveikinu su tuo. Ačiū labai. Aš irgi džiaugiuosi, bet dirbti reikia labai labai daug. Nes be darbo nieko nebus. Visiškai. Nes čia dėl to noriu pereiti prie kitos mūsų temos, ar ne? Nes labai dažnai, kai jau žmonės sužino apie verslą, jie jau sužino tada, kada tas verslas yra sėkmingas. Nes tada, kai, verslo yra pradžia, kai yra nepaprastai sunku, tada, kai jūs, kaip ir sakote, Rusija ar nepradėjote, o aš, kai sėdėjau per naktis ir sukau Ikėjos baldus, ar ne, nes, nebuvo nei meistro. Ir aš sukau. Taip, arba išėjus vaikams, pati tvarkiau darželį, ar ne? Taip, ir aš plaunu grindis pati. Taip, tai, apie tai nekalbam. Kažkaip ir nėra tai, patrauklu, nėra seksy, ar ne? Aš manau, kad žmonės net netiki, kad mes tai darome. Aš manau, kad labai daug kas netiki, ypatingai ir kad aš tą dariau ir visa kita, ar ne? Taip. Tiesiog jie nemato, mes kaip tas, man atrodo, kad verslas labai dažnai yra kaip ledkalnis. Jau kai ledkalnis priplaukia, jau tu matai tą viršūnę, tą tokią gražią, visą kitą, o kad 80 ir daugiau, aš visai neseniai su tokiu ledynų ekspertu kalbėjau, tai dabar visai gerai žinau, kad 80 ir daugiau, o ne ir mažiau visko yra vis dėlto po vandeniu. Tai todėl ir nuskendo Titanikas. Jie matė tik tai mažą. Gabalyti viso šito, ar ne? Tai mes nematom. Ir kaip jums yra? Ir emociškai, ir visaip, nes jūs irgi tvirta, turinti savo nuomonę, drąsi moteris, kai girdite, čia tau sekasi. Dabar čia atidarinėja visur. Laimės kūdikis, čia tau, Tau tai gerai, tu tą turi ir tą turi. Viskas suprantat, ko aš noriu paklausti, ar ne? Tai kaip jūs ir emociškai atrandat tą savo šiaurę, ar ne, viduj, ir nebūna noro papasakoti jiems, kažką pasakyti, kad palauk, ar ne? Papasakokit apie savo istoriją ir jausmų ir patirties. Aš juokauju labai dažnai, ten kažkur tai irgi kalbam ir su tais pačiais verslininkais ar draugų būry, kad aš net negaliu išeiti iš darbo. Aš negaliu ateiti, viskas, pavargau, man nepatinka, keisiu darbą. Taip, dedu pareiškimą ant stalo ir viso gero. Ir uždarau duris. Taip, tiesiog, aš net neturiu šitos galimybės. Yra įsipareigojimas, yra aš šiaip... Kai manęs klausia, aš labai atvirai kalbu, arba labai dažnai jų klausia patarimo. Žmonės, kurie, tarkim, sutinkia irgi kažkokį pažįstamą, oi, nebegaliu, atsibodo tas darbas ir ką čia, ten žvakės kokias moku daryti ir kaip čia toj pradėsiu viską daryti ir kaip čia, bus laisvė ir bus čia tik tai grožis ir žodžiu. Tai aš labai atvirai dalinuosi, kad sakau, taip, tu tiesiog įvažiuosi į tą sistemą. Ir tu toj sistemoje turėsi būti, paskui tu turi visą laiką mokytis to, juk taip. Aš irgi esu baigusi ir tos pačios buhalterės kursus dar labai senai, kad tiesiog orientuočiausi ir žinočiau, kaip viskas veikia ir kokia sistema. Aš finansų irgi mokiausi. Taip, ir aš dabar irgi pastoviai ten kažkokią gaudau informaciją ir mokymai, ir seminarai, ir viską. Tai yra tiesiog, sakau, tai yra ir kartu tokia didelė atsakomybė ir tu esi toj sistemoje, tai yra darbuotojai, aš tarkim, einu labai dažnai, turbūt kartą per mėnesį pagalvoju, tai kokia šiandien pas mane situacija įmonėje, kalbu apie darbuotojus. Ir taip, šiandien viskas yra labai gerai, visi puikiai dirba, visi atlieka savo funkcijas, nes mes esame labai maža įmonė, pas mus apie 10 žmonių dirba. Ir kiekvienas turi savo aiškę funkciją, savo aiškės užduotis ir jeigu kažkas iš tų mano darbuotojų kažkas atsitinka, tai kompensuoju aš. Tiesiog, tai tada ir prasideda, kad tu ir plauni, ir skaičiuoji, ir sąskaitas faktūras išrašinėji, ir važiuoji auksą pati perki ir taip toliau.
Bet tada, ką ir norėjau sakyti, kad šiandien yra gerai, bet jau iš savo patirties ilgametės, aš žinau, kad kitą savaitę visai gali kardinaliai situacija pasikeisti. Ypač tai yra mažam versle aktualu. Tai sakau, tai va šiandien ir dabar yra labai labai svarbu gyventi tiesiog ir turėti. Ir šiandien aš galiu galvoti apie kažkokius ten, apie ateities planus, apie ten ar plėtrą, ar Lietuvoje, ar užsienyje. Aš apie tai galvoju. Jeigu manęs paklausi, tarkim, po savaitės, aš jau turėsiu toj situacijoje tiesiog galbūt net kitą matymą. Taip, ir vėlgi dar ypač šiandieniniai situacijoje, mūsų ekonominiai, geopolitiniai, kur ir taip žmonės turi raminti ir save, pirmiausia, kad labai daug to nerimo ir streso yra. Tai tiek viskas keičiasi, irgi kartais darbuotojai sako, jūs sakėtgi prieš mėnesį, kad bus taip, o šiandien jūs sakot kitaip. Sakau, žmogau, per mėnesį laiko taip viskas versliai keičiasi. Prieš 5 metus, prieš 10 metų tu galėjai kažką labiau ten planuoti, strateguoti. Kai man irgi sako, ten, maždaug čia sudaryk planą ir dabar jo laikysimės. Aš manau, kad tie verslininkai, kurie eina, kurie daro, tai jie tiesiog labai yra svarbu įvertinti, kaip yra šiandien, čia ir dabar situacija. Man vieną diskusiją skaičiau ir, ji buvo apie verslą ir buvo būtent, vienas toks komentaras, jau po kuriuo ten daugiau komentavo žmonių, bet vienas toks komentaras, kad verslininkams geriau sektųsi, jeigu jie viską dalintųsi su darbuotojais. Ir maždaug verslo bėda, tai yra dažnai ta, kad, verslo savininkas per mažai dalinasi su darbuotojais. Ir tada atėjo jau vienas verslininkas Lietuvoje, nesislėpdamas po jokiais ten, ir jisai labai atvirai sako, gerai, sako, jūs labai norite dalintis, kai sekasi. Sako, ir aš tą suprantu, viskas yra gerai. Sako, bet žiūrėkit, o dabar ta milijoninė paskola, kurią aš pasiėmiau, jeigu bus sunkus periodas, jūs visi sunešit man tai paskolai gražinti. Sako, bet čia dar ne viskas. Sako, jeigu, tarkim, kils karas ir aš iš vis neteksiu verslo, jūs padengsite viską. Sako, kai aš važiuoju į konferenciją ir aš konferencijoje būnu, bet po to per visą naktį dirbu ir niekas man už tai nesumoka viršvalandžių, kaip su tuo apmokėjimu mes darysim. Ir jis taip labai gražiai, labai mandagiai ir visa kita. Ir aš net pagalvojau, kad kai kurių klausimų net aš nebuvau suformulavus, nes man atrodė, kad taigi savaime suprantama, taigi aš turiu tą daryti. Bet visada, kai išgirsdavau, kad irgi ten reikia daugiau dalintis ar dar kažką, tai kartais būdavo toks, žinot, tas kalties gal iš tiesų, gal... Kodėl jam tai turi rūpėti? Taip. Ir tada, kai perskaičiau visus tos klausimus, pagalvojau, gerai, jis čia suformulavo, aš šitų klausimų nepamiršiu, aš juos turėsiu. Ar, kaip jums būna irgi, ar būna tokių, kai žmonės kažką pakomentuoja, nes jūs irgi ir socialinėje erdvėje aktyvi ir reaguojate, kai žmonės parašo, kaip jūs suvaldote emociškai, jūs komunikaciškai puikiai viską suvaldote ir visą kitą, bet emociškai, ar ne, viduje, ar jaučiatės pažeidžiama? Aš labiausiai pažeidžiama esu turbūt iš savo vis dėlto komandos, iš savo darbuotojų, nes galiu pasakyti labai konkrečiai pavyzdį. Vakar tiesiog mano meistras sėdi ir ta prasme, situacija konkreti galiu pasakyti. Praeitą savaitę jis dirbo iš 5 dienų 3, nes sirgo jo vaikas. Aš labai gerai atsimenu, nes esu pati 3 vaikų mama, kai jisai darbinosi, tiesiog pasakė, kad turi mažą sūnų. Bet patikino, kad, žodžiu, jam labai reikia to darbo, o pas mane irgi yra procesas, yra užsakymai, yra papuošalai. Aš negaliu žmonėm, pavyzdžiui, kurių vestuvės šį šeštadienį pasakyti, žinokit, žiedai jūsų bus kitą trečiadienį, nes, taip jau gavosi, labai atsiprašau. Tai, žodžiu, patikino, kad viskas tvarkoja, kad jisai, tą situaciją valdo, tą savo mažą verslą šeimoje ir visą kitą. Tai praeitą savaitę jisai nedirbo 3 dienas ir jisai vakar sėdi ir sako, Jurga, o galiu kitą savaitę 2 dienas pasimti atostogų? Sakau, žinok, negali. Kodėl negaliu? Žinok, sakau, negali, nes yra darbai suplanuoti, aš tada irgi planuočiau viską kitaip. Tu man čia reikalingas.
o dar kitą savaitę, žinok, sakau, ne, nu aš noriu, kad tu pasimtum, vat, kur yra grafikas mūsų ateinančios visos vasaros ir sezono, ir normaliai pasitarę su šeima įsirašytum, taip, aš turiu matyti, aš turiu žinoti. Tai aišku, jisai nelabai laimingas, bet taip yra. Bet apie tą, ir aš šiaip neslėpiu irgi su savo komanda, tiesiog aš pasisodinu, darom susirinkimą ir sakau, žinokit, situacija yra, tarkim, labai gera šiandien. Ir mes ten galim kažką sauliaisti, tarkim, mes pasisamdome, išsinuomojam prie jūros vasarą, ten 1,5 mėnesio vilą tokią. Ir tada duodu, sakau darbuotojams, žiūrėkit, yra ten nuo tos kitos datos, jūsų yra tiek ir tiek, pasidalinkite tą laiką ir važiuokite atostogauti, nemokamai, žodžiu, imkite atostogas, važiuokit su šeima, ten ta vila pakankamai didelė, tokia, vežkitės mama, žodžiu, tėčius ir visa kita. Tai šiandien aš tą galiu leisti ir prašau. Bet kartais aš pasisodinu, žinokit, ir sakau, situacija yra, nelabai gera, kritinė, ta prasme, yra taip įmonės skolinimai, ten, tarkim, brangakmeniai ar kažkas, tai yra tas, ir turim pasispausti, ta prasme, dabar susikoncentruojam, atvažiavam į parodą, ką tik pasaulinę tokią tarptautinę. Tai sakiau, būkit geri, jau darykit, kol padaro darbą, o ne kaip išeis ten ir kažką, ta prasme, kad iki rezultato galutinio. Šiaip aš esu absoliučiai rezultato žmogus. Man netinka procesas. Dariau, bet nelabai padariau. Kažkas ten atsitiko, kažkur nuvažiavau, žodžiu, ir nėra. Ir aš prisimenu, taip pat po savaitės palauk. Mes kalbėjom praeitą savaitę, kad bus penktadienį padaryta. Kažkas ten atsitiko. Kodėl man nesakei? Taip, galbūt mes ir nutraukiam tą projektą, bet mes paklausiam, kodėl, nes gal kitas žmogus perima, bet to žinojimo aiškiai bus ar nebus, man kaip žmogui labai reikia visose čia srityse, ir namuose, ir darbe, ir visur. Tai tai aš pasakau, galiu irgi pasakyti, o apie tos vėlgi čia tie planavimai, tai sakau, aš dalinuosi, bet galiu pasakyti apie tos planavimus, kad irgi atėjo kursiokas, prieš porą metų jisai turi savo komunikacijos agentūrą, labai stipri Lietuva ir visa kita. Ir jisai sako, dabar važiuoju ten į kalnus, paskui važiuoju į Ispaniją, kažkur tai sakau, palauk, o kaip tu taip sugebi? Tavęs nebus, sakau, kiek? Mėnesį laiko ir viskas pas tave veikia. Sako, žinai, aš atradau tokį modelį, labai ilgai sėdėjau, užsidaręs nuo visų, ten jis papasakojo ten ar savaitę ar kažkiek tai. Žodžiu, to modelio buvo principas toks, kad jisai sudėjo visas sąnaudas savo įmonės elektrą, sako, popierius, sakė, tualetinį popierių, muilą. Suskaičiavau, žodžiu, padalinau pagal darbuotojus ir viską, padėjau jiem ant stalo ir sako, žiūrėkit, mūsų įmonė turi uždirbti per mėnesį tiek pinigų, kad mes išlaikytumėm. Mes uždirbam daugiau, labai gerai atsimenu, tikiuosi jis neužpiks, kad čia taip dalinuosi. Dabar lieka, tai aš pasiimu atlyginimą, aš pasiimu dalį, kitus pinigus jūs pasidalinate. Man, wow, sakau, aš ateisiu pas tave į mokymus, ateik, einam pietauti, iš tų viską papasakosiu, kaip skaičiavau, kaip dariau, kaip kalbėjau su darbuotojais. Ką noriu pasakyti, atėjusiai prieš kokį mėnesį gerą tas mano kursiokas, žiūriu toksai pavargęs, pajuodę, žodžiu, papilkėsis, sakau, tai kaip tu čia? Žinok, sako, turiu daug problemų darbe. Sakau, kaip, bet tu turi tokią sistemą. Ir žodžiu, ir per daug aš užsibuvau tose kelionėse ir visur kur, ir žodžiu, ir vis tiek matau, kad aš esu reikalingas, ir tu turi sekti ir žiūrėti, nes taip, kažkas kažkur pajudėjo, kitaip ir viskas. Pulsą turi jausti, žodžiu. Taip, žodžiu, nesigaus verslininkui, taip, nors pažįstu vieną tokį žmogų, kuris taip ir keliauja visą gyvenimą po pasaulį, bet nesu mačius iš tikrųjų tokio verslininko, gal čia jūs esate tas pavyzdys, kur paleido ir viskas važiuoja, o tu čia... Man yra taip, kur jeigu išvažiuoju, tai yra dvigubas darbas, dėl to, kad tada dieną dirbi tuos darbus, kurių reikia ten, nes tarkim, aš dabar buvau konferencijoje Singapūrė ir po to labai gilinausi į matematikos mokymą Singapūrė, nes jie labai sėkmingi, ar ne? Tai dieną tu susitinki su ministerija, susitinki su mokytojų rengimo centru, susitinki su visais. Kada tu darai visą kitą? Naktį. O laiko skirtumas dar aš įsivaizduoju yra. Taip, dar tu turi gaudyti naktį. Ir aš paskaičiavau, kad per visą tą laiką, kai aš buvau išvažiavus, mano miego vidurkis yra 4 valandos. Singapūrą matėt? Šiek tiek mačiau, nes turėjau sekmadienį. Taip, turėjau sekmadienį ir kadangi turiu draugų, tai mane, ačiū Dievui, su mašina pasiėmė, nuvežė. O įsivaizduojat, kiek daugelis, kaip įsivaizduojat, tai wow, Singapūras. Savaitę ir visa kita. Tai jau dabar čia, taip, krisdavau lovą,
numingu, atsibundu, tada dirbu Lietuvos darbus ir visa kita, nes, laiškai patys neatsisakys, niekas nesusižiūrės, o dar pas mus buvo tokia situacija, kur labai aš pati norėjau tėvam parašyti, nes mes būtent mūsų mokykla atradom galimybę pasiūlyti itin moksliems vaikams, tokias tikrai išskirtinės galimybės. Tai labai norėjau pati parašyti, pati pasidžiaugti, tai man atrodo kažkur apie 3 valandą, va taip ir, kaip sakant, pasirašė tas laiškas. Žmonės gavo mailus keistų labai laiku, 4 ryto. Bet kadangi Lietuvoje buvo kitas, tai aš pagalvojau nieko tokio. Tai man atrodo, kad mes labai dažnai socialiniuose tinkluose matydami kokią nors nuostabę ledų nuotrauką ar dar kažką, darom prielaidą, kad čia maždaug būtent turistauja, ar ne? Bet iš tiesų, kai tu esi savininkas, kuriam rūpi ir kuris, aunina, ar ne, sunku rasti tą lietuvišką gerą žodį, tai tu dirbi visą laiką ir dirbi visada. Bet čia nepaslaptis, man irgi tai buvo, man buvo labai, man tai kėlė labai daug nerimo, kaip čia dabar, tai kur čia tas grįžtamasis ryšys, kur čia ta nauda to mano viso sunkaus darbo. Bet kažkaip man, ir ten lektoriai kažkokie tai, nes sakau, aš domiuosi, aš einu ir žodžiu, ir kiti verslininkai sako, žinok, tai yra gyvenimo būdas. Ir vadovas, ką man Saulius Jovaišas, man atrodo, pasakė labai aiškiai man, sako, vadovas yra skirtas tam, kad jis spręstų problemas. Kai yra malonu ir viskas gerai, tai jo ir nereikia. Geri dalykai iki mūsų neteina. Arba reikia juos ištraukti, paprašyti jų. Tiesiog, kažkaip tai yra visai natūralu, bet tavo yra paskirti šitoj žemėje, kol tu turi savo verslą, savo įmonę ar kelias įmonės, spręsti visokias situacijas. Tai tas... Mano tinklalaidė yra Mamos be dramos. Tai, o aš manau, kad kai yra verslas ir ypač jo kūrimo, laikas, ar ne, ir yra 3 vaikai, ar 4 vaikai, ar 2 vaikai, ar net 1, tai yra drama. Ar ne, tai yra drama, kaip padalinti tą laiką. Kiek jūsų vaikam buvo, kai jūs, perėjote jau į savo visiškai... Tai aš, žinokit, aš pagimdžiau vyriausią sūnų 1 kurse. Aš tik įstojau, man buvo 23 metai. Tai ir kiti 2 vaikai mano gimė televizijoje. Vėlgi televizija kas yra. Irgi toks. Kodėl aš bėgu iš esmės iš televizijos, tai taip, kaip aš sakau, tu ta prasme, vietoj laidos neišeis, žinote, bėgant eilutę, kad šiandien laidos nėra. Nes vaikas sirgo. Nes vaikas sirgo, taip, arba dar kažkas atsitiko. Tai kaip suvaldydavo tą dramą motinystės ir to, daug reikalaujančio būti laiku tam tikrų dramą. Tai aš visada kažkaip tai į mūsų situaciją ir žiūriu. Žiūrėk, tu esi mama, tu turi vaiką, bet tu turi pati pasirinkusi tuo pačiu metu darbą, kuriame būtent tu turi būti, tu negali. Tai tiesiog, žiūrėk, kokia dabar mano bus logistika, Jurga. Tai reiškia, kad tu turi turėti auklę. Tiesiog tu turi pasirūpinti savim, kad tų stresų kažkokių tai būtų kuo mažiau. Tiesiog, kad, atsikėliau ryte ir mano vaikui yra 38 temperatūra. Ką aš darau? Tai arba tu turi tą susiorganizavusi užnugarį, arba tu jo neturi. Tai jeigu tu jo neturi, tai visas pasaulis byra. Jeigu tu turi, tai viskas gerai. Su 2 jaunesniais sūnumis, nes tai yra kitas tėtis, man labai pasisekė. Tiesiog, kad jo tėvystė jam yra pašaukimas, apskritai šeima. Tikrai daugiau tų vyrų, tokių, pažįstu, bet tiek atsidavusių kaip mano vyras, tikrai nuoširdžiai sakau, tikrai daugiau nežinau, nes matau kaip ir draugų šeimos ir pažįstami, tikrai, nes man, pirmiausia, tai aš esu tikrai labai dėkinga ir tas virsmas visas iš televizijos gyvenimo į juvelyriką. Tai yra labai geras mano draugas ir mano palaikytojas ir tiesiog jis visada eik, daryk, aš tavim tikiu ir žodžiu, ir aš pasižiūrėsiu. Aš žinau, kad mano namuose visada bus padarytas ir maistas vaikam ir indai suplauti, čia jo yra tokia silpna vieta, kad negali būti nesuplauti indai. Žodžiu, čia yra taip ir aš labai sunkiai įsivaizduoju, labai man gaila tiesiog porų, tai gali būti ir atvirkščiai, kad moteris labai palaiko,
kur nėra palaikymo antros pusės. Nu, neįsivaizduoju, kaip galima tada. Aš manau, kad vis dėlto to šeimos ir iširsta. Jeigu vienas nori eiti, augti, plėstis ir kažką daryti, o kitas sako, žinok, sėdėk čia namuose ar kažkaip, nu, žodžiu, jeigu nerandamas tas kompromisas. Tiesiog, kad jo, arba, nu, nedarys ir viskas. Tokie kažkokie, tai, nu, galų galia, šiaip nelabai gerai tada gyventi. Tai va, tai šiuo atveju man labai pasisekė ir tiesiog, jeigu kažkas irgi man ten skundžiasi, nuguodžiasi, kad manęs nepalaiko, kad manęs nesupranta, tai aš taip kažkaip jau suprantu, kad čia yra labai negera situacija ir tokia, arba žmonės ras tą sprendimą ar neras. Vėlgi aš noriu pasakyti, aš irgi stengiuosi, taip čia jau dabar turiu pasiteisinti, savo vyrą irgi labai palaikyti. Bet irgi jisai šį pirmadienį po labai ilgos pertraukos, žodžiu, pirmadienį išskrido, trečiadienį vakare grįžo. Tai šuo, žodžiu, gyvūnai, tai sūnus jau vienas tik tai su mumis likęs, maistas, viskas buvo mano atsakomybė, tai tikrai prisipažinsiu, tas 3 dienas buvo valgoma, vežė, žodžiu, restoranai maistą, užsisakiau į namus, pripirkau ten visai kito maisto gyvūnam negu reikia ir, žodžiu, aš tikrai jau galvoju, Dieve, Markai, grįžk greičiau namo, buvo geras parskris, nes tos 3 dienos. Labai pasijutė, kaip yra mano namuose manim pasirūpinta iš tikrųjų. Tai čia... Gerą tą pajusti, ar ne? Taip. Tai jau važiavau į oro uostą pasitikti, laukiau, aikštelėje galvoju, tik tai tu parskris. Man atrodo, kad viena iš tiesų tokia geriausių įžvalgų, kokias aš esu gyvenime girdėjus, tai yra tai, kad svarbiausias gyvenimo sprendimas yra ne profesija, ne darbas, o tai, koks žmogus tave lydės gyvenime, nes nuo to priklausys ir tavo asmeninis gyvenimas, ir tavo profesinis gyvenimas, ir taip toliau ir panašiai. Ir ypač dabar, jau kai mes su vyru jau 4 amžiaus kartu, ar ne, tai žiūriu atgal ir galvoju, iš tiesų, žvalgausi aplinkui ir galvoju, viso šito nebūtų, jeigu man būtų sakę, bet turi būti vakarienė ant stalo, bet kokia tu mama, nes vaikai per mažai prižiūrėti, ar ne? Tada buvo, kad žiūrėk, tu važiuok, būk rami, I've got this, ar ne, kad dabar aš galiu pasirūpinti. Ir tada lygiai taip pat, kai jam atsitiko Europos parlamentas, tada sakau, važiuok tu ramiai ten. Dabar tavo eilė. Dabar aš galiu visą šitą palaikyti. Tai tas, man atrodo, kad iš tiesų, ir dabar girdėdama ir jūsų istoriją, nes nežinau šitos istorijos, tai atrodo, kad tai tikrai yra vienas svarbiausių gyvenimo. Bet suprantat, tu čia loterija tokia, tu nežinai, su kuo praeiti. Bet kad bendrauti reikia, komunikuoti, ką tarkim, paskutiniu metu aš toks žmogus, kad visos problemos yra mano problemos, aš esu tokia, kad, tu turi padaryti, mane taip auklėjo tėvai tiesiog, tai yra tavo situacija ir spręsk ją pati. Ir man toks dalinimasis yra, tarkim, net ir pasipasakoti, kad žiūrėk, man reikia tavo pagalbos. Tarkim, aš matau, kaip mano vyras tirpsta tiesiog iš laimės, kai aš ateinu ir sakau, žinok, man labai reikia tavo patarimo, ar gali man patarti, ir jis taip, žodžiu, jam labai patinka. Jis sako, tikrai aš galiu ir visą kitą. Tai aš, pavyzdžiui, to labai mokiausi ir labai ilgai, labai daug metų, kad dalintis, kad atsiskleisti, kad pasipasakoti, o nelaikyti kažkaip tai ir spręsti, sakau, ir daryti. Žodžiu, kad bendrauti, komunikuoti ir išklausyti, ir išgirsti tai, ką sako. Tarkim, man buvo labai sudėtinga. O nejautėte, pavyzdžiui, kalties jausmo, kad, jūs tiek daug dirbate ir visa kita, o visada, ne? Dabar galbūt tos kalties mažiau, kai jau pabendrauju su savo 27 metų sūnum, kur tokie labai draugiški mūsų santykiai, jis jau ir gyvena atskirai, gal 5 metai. Tai ir matau, kad vis dėlto irgi tas modelis kažkaip pasteisino, nes labai matau tą patį ir savo sūnuje. Tai yra ta karta, kur, taigi, kiek jie priekaištų susilaukia, tie žodžiu, dar tie būsimi 30-mečiai, kad jie neatsakingi, kad jie nepareigingi. Aš žiūriu kiekvieną kartą ir aš net jo klausiu, sakau, klausyk, taip yra tikrai, kad jūs ten noriu, einu į darbą, noriu, neateinu, praeinu konkursą, bet neateinu. Taip. Kažkaip ir sako, žinok, taip kažkaip labai keistai, kaip čia taip galima, nes matau, kaip jis atsakingai pats, jeigu reikia, jis sekmadienį dirba, tiesiog irgi kol padaro, kol yra rezultatas. Tai matau, kad, žodžiu, kaip ir viskas gerai. Mūsų vidurinysis sūnus dabar mokosi Danijoje, pats įstojo 11-12 klasę baigs, grįžo praeitą pavasarį į namus iš mokyklos ir sako, žinokit, aš jums turiu naujieną. Kokią naujieną turi?
Aš esu draugų stojau ir įstojau, žinokit. Ta prasme, mums nieko nesakė. Testus laikėsi, egzaminus laikėsi, buvo pokalbiai. Tai va, tai tuos paskutiniuosius metus, ar taip, 11-12 klasė, tai žodžiu, pats žmogus nusprendė ir išvažiavo, tai irgi, ir dabar mokytojai rašo mokykla, koks yra brandus vaikas, kaip jisai... Gerą, tokį. Taip, jisai buvo čia jau tiesiog rudenį buvo tokia situacija, kad, nelabai jam Danijos klimatas pasirodo tiko ir, žodžiu, buvo tokia ta adaptacija labai sudėtinga ir sakom, žodžiu, kaip tu nuspręsi, taip tu daryk, tai jis pats jau Lietuvoje buvo susiradęs mokyklą, kur jį priims. Žodžiu, pasiskambino, bet grįžo kalėdų atostogom ir kažkaip tai sakom, tu pagalvok, kad per tas atostogas tu nuspręsi, bet gerbiam tavo sprendimą. Ir per tas atostogas jis nusprendė vis dėlto grįžti tęsti mokslus su Danija. Tai va, tai irgi pats viską organizuojasi, darosi. Tai nebejoju, kad klausytojam kyla klausimas, ar ne? Tai kaip išauginote tokius savarankiškus sūnus? Čia tėtis man jie mato mus, tikrai mes dirbam abu, tėtis, kadangi tai yra sūnus, kažkaip tai vyras sako irgi, čia mano labai daug vaidmens reikia. Tu, žodžiu, jam būk mama, ta švelnita, kuri priglaus, kuri užtars nuo mane, žodžiu, kažką tai. Tai mano vyras sako vaikam tikrai, galiu pasakyti, jis yra žydas. Žydai tikrai turi tą tokį kažkokią išmintį, tą tūkstantmečio susikaupusią. Žodžiu, jis savo sūnum pasakė, kad žiūrėk, aš už tave nenueisiu į pamokas, negausiu pažymių už tave, vėlgi neįspręsiu problemų, tu visada gali kreiptis į mane, aš tikrai patarsiu, žodžiu, visada tu atsiliepsiu, kai tu man skambinsi, viską padarysiu. Bet šituos dalykus tu turi pats. Tu turi pats nuspręsti, kaip bus vis dėlto. Ir beje, po to pokalbio, mūsų vidurinysis, jis buvo gal kokioje 7 klasėje, labai ženkliai pagerėjo jo mokslai, ten tiesiog visas elgesys ir visi būreliai, ir nuėjo pats ir viską pats pasidarė, susiorganizavo, tik tai pasakė, ko jam reikia, kokios pagalbos, bet labai žodžiu jis suprato, kad taip, tai yra mano reikalai, tai yra mano pasirinkimai, tai yra mano atsakomybė. Čia kaip į sporto klubą, nenueis už tave niekas ir tavo kūno nepatreniruos. Tai, o su mažuoju irgi tą patį jaučiate? Mažasis gavome visą tą paauglystės puokštę už visus, žodžiu, nei su pirmu, nei su antru sūnum nesu tiesiog, kad paskambino direktorius ir sako, žinokit, ateikit, reikia pakalbėti, yra reikalų. Tai su mažuoju, taip, kartą per mėnesį, tai visada tai vyks, bet nieko, tiesiog taip yra, bet jau matau, kad lipam iš tos paauglystės laikotarpio ir to sąmoningumo vis daugiau ir daugiau. Tai, kaip sakant, viskas tik geryn, ar ne? Taip, galų gale yra broliai, vėlgi, kas yra labai svarbu šeimoje, aš manau, tarp vaikų ryšys. Kai tu gali paskambinti broliui ir sakyti, žinok, nelabai čia susikalbu su tais tėvais, nelabai čia mane supranta, nors atrodo, sakau, neįtikėtina, kad mes esam ir šalia visada ir viską. Tai va, bet, žodžiu, kad truputėlį reikia mums pasitarti. Ir tada man vyresnysis sūnus skambina ir sako, klausyk, tu žinai, kad pas jūs nėra ryšio su sūnum. Viduriniuoju ten ir sakau, kaip nėra. Žodžiu, jis jaučiasi ten vienišas, buvo taip kažkaip ir kai, gerai, sakau, kalbėsimės vėl, bet, žodžiu, gauni tą grįžtamą į ryšį, tai va dar iš vieno, iš savo vyresnio vaiko, kas yra. Nežinau, kaip pas jūs šeimoje, kažkaip tai yra. Žodžiu, sakau, kol kas taip tikrai turiu dėkoti, nežinau, ir likimui, ir viskam, kad kažkokių tai didelių krizių, arba man atrodo, kad jos buvo nedidelės, kažkaip tai jos buvo išspręstos. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, tai mūsų šeimoje, tai lygiai tas pats yra, nes irgi jau visi, tik mūsų visi vienu ypu buvo ir gimė, ir visi vienu kartu vienu ypu užaugo. Tai irgi labai, man turbūt vienas tokių labai įsimintinų tų momentų, žinot, kaip gyvenime susirenkė, tai buvo kai jie visi 4 buvo skirtingose vietose, mokėsi. Ir aš kažkada einu ir girdžiu, kalbasi. Ir galvoju, su draugais kalbasi, bet kažkaip juokėsi viską, bet man reikėjo kažką pasakyti ir aš užeinu ir visi susijungia 4. Ir visi 4 susijungia ir kažkaip šneka ir tada dar aš ten prisėdau, visi pradėjom šnekėti, bet žodžiu, kad ir jie sako, jo, ten, tarkim, ten sesės, tai mes kasdieną pabendravom, bet ir taip susijungiam, pasišnekam ir visą kitą. Ir kažkaip pagalvojau, kaip yra svarbu turėti tą savo, tą savo gentį,
ar ne tą tokią, kur tu gali pasikalbėti. Taip, nes, na, va, kai mūsų dukra buvo 12 klasėje, tai vienu metu irgi sūnus pasisodino ir sako, žiūrėkit, jūs truputį ją per daug spaudžiat. Sakau, bet mes visus vienodai spaudėm, nusakėm, kad tai yra nepaprastai svarbu, tai yra jau finišo tiesioji. Bet vaikai skirtingi. Taip, ir jisai sako, bet žinai, ji labai rimtai žiūri, sako, tik galbūt ne taip parodo, kaip galbūt mes, nes sako, mes labiau su broliu stumdavom atgal ir maždaug įrodinėdavom, o jinai taip labiau, na, išklauso jūs, bet po to išgyvena. Daro. Ir aš taip po to kažkaip jūs nergavau, koks geras brolis, kaip gera turėti tokį brolį, kuris net mus sustabdo ir papasakoja tokius dalykus. Tai man atrodo, kad labai svarbu bet tas ateina irgi su vaikų savarankiškumu. Kai jie laukia, ne kad atbėgs mama ar tėtis, kai jie žino, kad mes esam ir mus galės pasiekti, kai reikės. Bet, na, jie visų pirma turi tą savo gentį ir bando išspręsti. Taip, bet kad čia taip nebūtų saldžiai viskas ir labai nuostabiai ir idealiai, tai va, aš vis dėlto turiu klausimą ir jums. Tai, ką aš ir savo klausiu, nu, va, tas vis dėlto kaltės jausmas yra mamos. Taip. Ypač tai dabar, tai kai tie vaikai paauga, nes man tas kaltės jausmas, tai va, ir savo vyresniajam, ypač, nu, tikrai aš jį, nu, tai prasme, jisai niekur nedings visą gyvenimą. Tai dėl to, kad, bet kuo aš save guodžiu, tai, kad net tos mamos, kurios iš vis namuose buvo ir išgyveno kaltės jausmą. Tai prasme, kurios tiesiog augino vaikus namuose, bet irgi, na, ir tą galėjau. Ir aš galvoju, vadinasi, tai yra tiesiog universalus jausmas. Nes aš tai labai gerai prisimenu, vieną kartą kažkaip iš Rygos važiavau, aš važiavau jau vėlai vakare, nes Rygoje pabaigiau visus darbus ir norėjau grįžti namo tą pačią dieną. Na ir ten apie 1:30 turėjau parvažiuoti į Vilnių, na, va, tai čia va, visas tas laikas važiavimo. Ir kažkaip įsėdau į mašiną ir pradėjau galvoti apie pirmagimį. Ir praverkiau visą laiką. Visą laiką praverkiau. Grįžau į tą Vilnių, užtinus baisiausiai, kaip ten man to vaiko gaila ir koks jis buvo mažytis, kai gimė antras. Ir kaip ten, nes jam nebuvo net 2 metukų. Ir kaip čia jis turėjo būti iš karto didelis. Ir kaip čia po to tas mano vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokykla. Ir tas vat, vaikas mažytis, nuostabus tas vaikytis, toks turėjo suaugti, toks mažytis. Ir kažkaip, kuo labiau galvoju, tuo labiau verkiu, tuo labiau save kaltinu, nu žodžiu. Ten visą užtinus grįžau, tai ir gerai, kad 1:30, nes tada... Vaikas miegojo, nepuolėt jo, maždaug. Vargšas, tu vargšas, kaip tau nepasisekė. Kokia aš bloga mama. Tai man atrodo, kad, na, ypatingai mamos, kurios, na, vadovauja ir turi tą didelę atsakomybę, na, tokią, kur tikrai negali išeiti iš darbo ir pamiršti, ar ne? Kur tu turi būti ir daugiau valandų sąmoningas apie tai, kas vyksta darbe, kaip vyksta ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tas didžiulis kaltės jausmas, tai yra tos motinystės dalis, tas kaltės jausmas ir nuolat turi reflektuoti ir dirbti. Ir aš pati nežinau, ar jūs atliko tokį pratimą, bet aš kažkaip su savo tais jau suaugusiais vaikais, tai su kiekvienu pasistengiu atsisėst ir pasakyti, žiūrėk, aš atsiprašau, kas buvo ne taip. Ir aš žinau, kad tikrai buvo dalykų, kurie buvo ne taip. Galbūt net ne tie, kuriuos aš galvoju, kad buvo ne taip, bet tau jie buvo ne taip. Ir aš sakau, aš noriu už juos atsiprašyti. Sakau, nesiteisint, nepateisinsęs, bet noriu už juos atsiprašyti, nuoširdžiai iš viso širdies atsiprašyti. Ir sakau, ir noriu, kad tu žinotum, kad aš dariau geriausiai, kaip galėjau. Nepasiteisint, bet tiesiog pasakyti, kad aš visada apie tave galvojau, aš visada tau gero linkėjau ir visą gyvenimą linkėsiu ir tikrai kiekvienoje toje akimirkoje nudariau geriausiai, kaip galėjau. Ir žinau, kad ir sufeilinau. Ir ką vaikai? Ir pirmo buvo, kur mane labiausiai nuramino, tai jisai sako, baigto, aš galėjau daugiau daryti, ką tu sakei. Sako, nereikia. Sako, bet aš labai noriu sąmoningai atsiprašyti ir kad tu išgirstum, kad aš atsiprašau. Ir jisai sako, gerai, viskas gerai, mama. Atsipalaiduok. Taip. Ir mes taip ir apsikabinom ir viską ir aš graudinausi, bet jisai sako, labai ačiū, kad tą padarai, bet viskas gerai, mama. Antras, tai turbūt labiau nustebo net negu pirmas. Jis sako, viskas šiaip labai gerai. Sako, aš noriu, kad tu žinotum, kad aš visada labai mylimas jaučiausi, tai viskas gerai.
Turbūt dukra mūsų buvo labiausiai, kur sako, aš labai jaučiau, kai tu jau visiškai pasinėrėjai į vaikystės sodą. Ir sako, aš tada, jausdavau, kad tu ten labai daug turi duoti. Tai pas jūs dar tokia situacija, aš įsivaizduoju, tai gerai, tai ten man televizija, juvelyrika, o jūs tai rūpinatės kitais vaikais. Tokia dabar tik tai galvoju, taip. Čia, taip, apie kitus vaikus galvojate. Nes ir jiem būdavo momentų, kur jie, pavyzdžiui, pasakydavo, ir būtent ir vėlgi ta pati dukra yra pasakiusi, kur sako, mama sako, dabar aš prašau, kad tu nusiimtum mokyklos steigėjos kepurę ir užsidėtum mamos. Ir sako, aš noriu, kad čia tu mane išgirstum ne kaip steigėja, kuri tuoj puls taisyti ir rūpintis dalykais mokykloje, o kad tu išgirstum mane kaip savo vaiką, kuriam kažkas nepatiko. Mama, kad būtų man, o ne direktorė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ji turėjo drąsos tą pasakyti ir va čia, kur save guodžiu, kad vaikas nesijautė negalys man to pasakyti. Ir džiaugiuosi, kad galėjo ir džiaugiuosi, kad galėjau sureflektuoti. Bet mūsų vaikai tai visi juokiasi. Čia sako, čia yra mamos jautrus taškas, tai geriau eisim, jeigu skustis mokykla, tai pastėti. Nes aš tai irgi kaip į savo vaiką žiūriu ir man tada būna toks nors susiplėšik, ar ne? Taip. Tai labai. Aš tiesiog noriu irgi pasakyti, nes niekada ir jums nepasakojau šitos istorijos, kad, jūs dalį jos žinote. Kai mes buvome su visa šeima Tanzanijoje, aš nusipirkau tanzanitą. Ir ilgą laiką jį turėjau, nes nežinojau, ką noriu su juo daryti. O nusipirkau tą tanzanitą, nes man apskritai yra įdomios istorijos ir mūsų gidas labai pasakojo, kad sako, tai yra pas mus iškasamas akmuo, mes labai juo didžiuojamės ir nuvedė mus į tą parduotuvytę ir ten mes visą šeimą man išrinkom. Na, žodžiu, ir aš labai jį taupiau, galvodama, ką aš noriu su juo daryti. Ir šitas jūsų žiedas ir šitas tanzanitas. Ir aš labai gerai prisimenu, kai pradėjau galvoti, jau sugalvojau maždaug, ko norėčiau ir vis pamatydavau jūs. Ir viena iš minčių tai ir buvo, kad aš noriu tos drąsos žiedo. Ta prasme, tos drąsios moters, kuri, išėjo, nes buvo, tikrai sėkminga prodiuserė ir taip toliau ir panašiai. Ir taip imti ir pakeisti, ar ne? Ir galvoju, aš labai noriu palaikyti. Ačiū labai, nes tai darė labai daug žmonių tuo metu. Nes kažkaip labiausiai ir buvo, kad ne dėl grožio, ar dėl ko, kas irgi labai patiko, bet mano pagrindinė mintis po šito žiedu, tai kad labai labai noriu palaikyti. Ir kažkaip dėl to labai smagu dabar matyti, tą jau dabartinę sėkmę, ar ne, kuri šiaip yra didelio, kryptingo ir nuoseklaus darbo rezultatas. Ačiū labai. Tai labai norėjau pasidalinti, nes labai džiaugiuosi tuo, ką labai daug galiu pasakyti iš to laikmečio. Tikrai mano pirmos dirbtuvės buvo, taip, mano po butu buvo garažas kažkada, tai žodžiu, cokolinis aukštas ir ten pasidariau pirmas dirbtuvės, kuriuose jūs ir buvote. Tai, tarkim, yra buvę taip, kad irgi lygiai taip pat į Facebooką, į Messengerį parašo moteris, kad labą dieną, žinot, aš čia, žodžiu, pamačiau vieną žiedą, norėčiau pas jūs ateiti. Mes, tiesiog galiu pasakyti, susitarėm ir, tu vis tiek matai, kad tai yra irgi labai stiprus žmogus, kad žodžiu, tu bendrauji, ką aš esu buvusi žurnalistė. Pradedu googlinti, nes tu pildai užsakymo sutartį ir, tarkim, pamatai, kad, ten galiu pasakyti VP Marketo, ten valdybos, ten narė. Žodžiu, kad, tu realiai supranti, kad ta moteris gali nueiti, nusipirkti žiedą, nežinau, Cartier, Tiffany ar kažką tai. O jinai atėjo pas mane į tą mano rūsį ir kaip jūs atėjote irgi ir tiesiog, labai vertini. Ir iš tikrųjų su daugybė tų savo užsakovų, taip labai susidraugavom, buvo taip ta pati man net moteris, ten, jau kai nusprendžiau vis dėlto eiti, ieškoti patalpų ir išeiti iš tų savo namų. Tai tiesiog sako, tu man visada gali paskambinti pasitarti verslo klausimais. Tai buvo taip, kad aš skambinu, žiūrėkit, sakau, yra ten tokios patalpos. Ne, šitų neimk. O dar yra tokios.
va ten eik pasižiūrėk, va tai yra gera vieta. Nu, tai žodžiu, va tas augimas ir įvyko tų mano užsakovo tikrai palaikymo ir tikrai, žinau, tą jaučiu ir labai labai dėkinga esu. Ir po šiai dienai, va, daug labai tų šeimų, paskui ten ir vaikai tuokėsi, jau darėm vestuvinius žiedus, nu tikrai, ir visa ta istorija tęsiasi, ar jiem kažkokia tai net yra nelaimė atsitiko, va, vieniem mano klientam ten, va, su vaiku irgi. Tai aš net nustebau, jie atvažiavo iš Klaipėdos į Vilnių ir tiesiog, ir jie atsisėdo, nu man buvo iki šiol mistika tokia, ir jie sako, žiūrėk, turim tokią situaciją, nu ten tiesiog sūnus gavo labai labai sunkią traumą. Ir sako, gal tu gali mums kažką tai patarti, pasiūlyti, nors jie patys medikai. Bet žodžiu, sako, nu, bet mums reikėjo šiandien atvažiuoti. Tai, nu, ir iš karto ten pradėjom tikrai organizuoti ir tą pagalbą ir viską. Tai va, tai nu, labai labai vertinu ir man labai labai smagus tas ryšys. Iš tikrųjų, dabar kalbu visiškai nuoširdžiai. Ir netgi aš tikrai sakau, su savo klientais galiu pasitarti, jiem patarti. Nu, toks gaunasi, va, tas toks, ta pažintis. Tokia ir ilgametė, ir aš juos labai stebiu, ir jūs labai stebiu. Ir man labai įdomu tie gyvenimai, ir nu, visko tikrai atsitinka. Kažkas užsidaro, kažkas tikrai ateina ir sako, pavyzdžiui, man dabar reikia, bet tikrai nu, kažkokios tai dovanos ir žiūrėk, mano biudžetas yra kažkoks, nu, toks labai nedidelis. Ir tu darai ir padarai, nes yra ryšys ir nu, žodžiu, man tai yra labai labai svarbu gyvenime. Kadangi mūsų pokalbis į pabaigą keliauja, aš turiu vieną tokį klausimą kaip kūrėjai jums. Ir tai yra susijęs šiek tiek ir su jūsų paskutiniu atsakymu. Bet iš esmės, kokiam žmogui, bet ne konkrečiai, bet vat, žmogui, kokiam jūs kūrėte? Ką jūs matote prieš savo akis? Kai nėra to konkretaus žmogaus, bet kai kūrėte. Ar yra kažkas? Galiu pasakyti apie užsakymus, vat, kai darau užsakymus. Tai kartais, tarkim, ateina moteris dažniausiai ir užsisako, nu, tarkim, žiedą. Ir va čia ačiū televizijai. Aš žiūriu, ją skanuoju, vėlgi tai charakteris, jos stilistika, jos gyvenimo būdas, klausinėju, išdrįstu paklausti, vėlgi, nes aš, nu, kaip esu vyresnė, man 20 keli metai. Pasiklausinėjau, tiesiog, ką neveikia laisvalaikiu ir, nu, žodžiu, ką noriu pasakyti, tarkim, tu tą žiedą darai, nu, 2-3 mėnesius būna, kur labai daug užsakymų ir viską. Ir aš padarau tą žiedą, jau finalą, jau viskas aš jį turiu ir man jisai toks keistokas atrodo. Ir žodžiu, ir taip aš pradedu labai abejoti, nes, nu, aš sau keliu labai didelius reikalavimus. Bet kai ateina moteris pasiimti, įeina pro duris ir man toks būna, tarsi, jinai jį užsideda ir jinai sako, bet paskui man sako, nežinau kaip jum, bet moteris tos ir labai dažnai sako, aš nebegaliu nusiimti. Tai yra taip, man prilipo, sako, žak, aš nusiėmiau kitus papuošalus. Nu, žodžiu, aš suprantu tada, kad aš taip užfiksavau vis dėlto taikliai tas visas detalės, jos ypatumus tos moters, kad padariau būtent jai. Ir jeigu tu tą žiedą uždėtum kitai moteriai, jisai visai netaip skambėtų, tai tą turiu. O kai kuriu į vitriną, nu tai vėlgi, aš galvoju, nu, vat, ir saudai, bet Jurga, tu nori atrodyti kasdieniškai, bet tu nori turėti mažą šventę susikurti, nes tu vėlgi, kaip aš sakau, 9 mėnesius Lietuvoje yra pilka. Tik 3 mėnesius. Nu, dabar, tu turi turėti kasdien tą mažą šventę, kažkuo tai džiaugtis. Nes, nu taip, ne visada, gal tu darbe turi problemų, gal tu šeimoje, tu skubi. Ir tu įsiseksi tos auskarus, užsidėsi žiedą ir tu būsi pasipuošusi, tu savim pasitikėsi. Tu tiesiog žiūrėsi į tai ir tu matysi tą mažą šventę. Tai dažniausiai tai ir yra spalvoti, ten, tarkim, brangakmeniai, kažkoks tai jis šiltas, bet jis elegantiškas, jis ne per daug prabangus, bet prabangus. Tai stengiuosi visada, sakau, sukurti mažą šventę. Aš dabar jums pasakojant taip gražiai ir matas, kaip išjaučiat kiekvieną kūrinį, tai galvoju, ar nėra taip, kad jūsų sūnus pasako, būčiau mergaitė. Tai tiek prikurtų, nes mano dukros tai sako, kaip gerai, kad mes tik 2, nes aš sakau, palaukit, sakau, bet tai anūkės ir viskas. Nu, sakau, žiūrėk, mes dukros. Šiandien ir dabar reikia gyventi. Aš kaip sakau, kai ateina marčiom, ypač klientės, sakau, žinokit, kurkit savo, anūkiai sukursim atskirai, žodžiu, nešiokit pati ir džiaukitės, paskui jau paliksite, tai paliksite, bet žodžiu, šiandien ir dabar ir džiaukitės. Ir vat ir nedarau labai ten prabangių kažkokių, nu jau jeigu prašau kokteilinio žiedo, aš jį darau sąmoningai, bet visada sakau, aš darau jums tokį papuošalą, kurį jūs nešiosit kasdien, kur jūs džiaugsitės juo kasdien. Sakau, čia ir dabar reikia gyventi. Ir pabaigai.
Ką patartumėt mamai, ar ne, kuri, 2-3 vaikus turi, ar ne, ir kažką labai nori savo gyvenime keisti, nes labai lengva pasakyti, tai eik ir daryk, ar ne, bet taip, taip profesionaliau patarti, be to, kad tiesiog eik ir daryk, ar ne. Nes jūs iš tiesų išdrįsot žengti tą žingsnį ir nesigailit žengusi tą žingsnį ir suvaldėt ir 3 vaikus, ir namus, ir va tokį pokytį gyvenime. Ir ko palinkėtumėt tai, kuri svarsto šiandien priimti tokį sprendimą? Nu, žiūrėkit, aš palinkėčiau turbūt tiesiog truputėlį pamesti galvą, nežinau, kaip aš sakau, jaustis kaip išgėrus iš šampano taurę. Nu, jeigu pradėsi skaičiuoti, kalkuliuoti, dėlioti viską labai logiškai, dar pradėsi aplinkui visų klausinėti, tai tikrai juk visi pradės gąsdinti ir perspėti. Žodžiu, tiesiog kažkaip tai išdrįsti padaryti, kas bus, tas bus. Kaip aš sakau, juk ne į Sibirą tremia. Galėsi grįžti, nepasiseks ten pakeisti. Tikrai šiais laikais gali. Žodžiu, gyvenimas vienas, kuo tu čia rizikuoji. Dar labai geras toks yra tokių dalykų, kad pabandyk kažkaip įsivaizduoti, kad negali nepasisekti. Anksčiau ar vėliau, bet bus geras tas rezultatas. Yra tokia čia ilgesnė mano labai toks patarimas, kurį aš visada sakau, nežinau, čia netilpstai iškirpsite. Man pačiai prieš daug metų sėdėjom su drauge, aš dirbau televizijoje ir draugė sako, tiesiog turi tiek pinigų, kad, nežinau, milijardus, tarkime, ne, jau apkeliavai visą pasaulį, ta prasme, kad jų tau per savo gyvenimą, tavo vaikam ir niekam nebereikės rūpintis pinigais. Taip. Tai ką norėtum savo, jau apkeliavęs, sakau, pasaulį ir visur pabuvęs, daryti, atsikėliau ir tai ir su malonumu einu kažką tai daryti. Tai kas tai būtų? Tai galiu pasakyti, kad maždaug prieš, nežinau, 20 metų man tai buvo, aš pasakiau, aš matau meno galeriją, aš kažką tai darau konkrečiai pati su menu. Ir taip draugė sako, baigtų visai kas kita. Tai va. Tai šitą nuostabią istoriją ir mintim aš dėkoju už pokalbį ir iki pasimatymo ir linkiu begalinės sėkmės. Ir jums taip pat. Ačiū labai. Ačiū.